Sveiki, štai mano naujoji studija, tokios aplinkybės, po kol kas. Šiaip kas gerai, kad yra daug vietos, daug perspektyvų, daug galimybių ateityje, bet spėju pirmoji vietoje turi būti klausimas, kas mane sekat, kur aš tiek laiko dingęs. Kaip žinot, planavau grįžti į Lietuvą, štai aš jau Lietuvoje, ir iš 3 mėnesių planuotų gavosi daugiau. Planuoju vieną, kaip sako, gaunasi kitą. Iš to laiko, kuris turėjo būti įsikūrimui, reikalingas būtinas, žiema laukia, minusas, ir norėjusi pasidaryti tą sodybą pagal save, kad galėtume jau gyventi su šeima. Tai viskas taip nusitęsė. Aišku, turiu prisipažinti, kad kažkur mėnesis anksčiau jau galėjau padaryti įrašą, pranešti apie save, bet išvargino labai įsikūrimo darbai. Buvo daug nerimo, daug jaudulio ir bijojau, kad nespėsiu iki šalnų. Bet džiugu tas, kad ruduo buvo geras ir leido man dirbti. Pagrindiniai darbai baigti. Aišku, į krūvos dar yra darbų, apie tai pakalbėsiu kitose laidelėse. Tačiau tas pervargimas ir fizinis, tuo pačiu ir įtampa, spėsiu, nespėsiu, ir psichologinis pervargimas atsirado. Kai jau galėjau biškį primažinti greičius ir užsiimti tautos valdžios reikalais, sunku buvo išsivažiuoti, reikėjo laiko atsigauti. Po biškį jau atsigaunu, ir čia tokia gera pamokėlė, gera išvada, ką norėčiau paminėti, kad labai svarbu rūpintis ne tik dvasinė sveikata, ne tik protinio stabilumu, stiprumu, bet kūnas irgi daro įtaką. Reikia rūpintis ir kūnu, reikia būti sveiku, stipriu, prižiūrėti save, kad būtų ta harmonija. Tiek fizinė, tiek dvasinė, tada mes galime atlikti daug daugiau darbų, nuveikti, kaip sako, savo gyvenime, įgyvendinti tikslų daugiau, pasiekti didesnį, geresnį rezultatą. Tai norėčiau tokio dalyko kiekvienam iš mūsų palinkėti, nes mes siekiam tautos valdžios idėjos, o jai reikia ir laiko, ir jėgų, ir energijos, ir motyvacijos, entuziazmo, o kai žmogus pervargsta, perdega, išsenka, praranda galimybės turėti tas galias. Taigi, grįžtu prie asociacijos reikalų ir noriu pranešti, kad susisiekiau su specialistais dėl asociacijos įkūrimo. Ir planas toks – pakalbėti su jais. Tikriausiai, kai darysiu įrašą, jau bus, paskelbsiu įrašą, bus jau pakalbėta. Aš noriu tiesiog prisėsti ir paklausti, kokios mūsų galimybės dėl tautos valdžios įgyvendinimo ir pasakyti aiškiai suprantami, kad tautos valdžios idėjos tikslas pagal demokratinės valstybės principą valdžia priklauso daugumai, tautai, žmonėms tos šalies. Ir rinkdami į valdžią žmonės, jie renkasi atstovą. Ne tą valdovą, kuris valdys juos, o atstovą, kuris atstovaus jų interesus. Tai čia pagrindinė žinutė. Ir norim mes sukurti tautos valdžios judėjimą, asociaciją to judėjimo vardu, kad būtų vieta tokia, kuri rūpinsis žmonėmis, kurie išsirenka į valdžią atstovus, atstovauti jų interesus, kad jie iš tikro stengtųsi ir atstovautų jų interesus. Ta prasme, mes planuojam sukurti balsavimo platformą, kurioje žmonės galės kelti savo poreikius, savo norus, savo mintis, kontaktuos taip su valdžioje išrinktais jų pačių atstovais, atstovauti jų, nes valdžia turėtų priklausyti žmonių daugumai demokratiniai valstybei. Ir čia gaunasi sviestas sviestuotas, kad mes siekiam to tikslo dabar, bet pagal bazinius asociacijos įstatus gausis taip, kad daleiskim, kas įkurs asociaciją, tie direktoriai, tie vadovai, tie administratoriai, tiesiog
bus atsakingi už šią idėją ir jie pasirodo gali nukanalizuoti šią idėją ir ji nepriklauso visiems mums. Jie priklauso direktoriams, administratoriams, savininkams, valdantiems asociaciją. Tai va, ir žmonės gali tik prisidėti, palaikyti juos ir jais tikėti. Bet jie yra tie patys valdovai, valdžia, kaip ir yra dabar, kas nėra teisinga, kas nėra taip, kaip turėtų būti. Tai va, nesinori to sviesto sviestuoto. Norisi tiesiog paklausti, kiek mes galim priartėti prie to, kad būtų lygybė ir kad viskas spręstų visi nariai ir administracija direktoriai negalėtų nukanalizuoti idėjos, turėtų labai mažas galias, ar jeigu kažką norėtų daryti, negalėtų be visų mūsų bendro sutikimo ir įsikišimo į jų tuos darimus. Tai vat, ar teisiškai, techniškai mums įmanoma kuo arčiau priartėti prie tokios galimybės ir ar verta aplamai bandyti skirti lėšas, pinigus tokiam dalykui įgyvendinti, ar tiesiog darom asociaciją lėšų rinkimui ir kuriam vidinę judėjimo asociacijos tvarką, kuri leistų susikurti tokias galimybės tarp savęs ir kad nuo mūsų visų tie dalykai priklausytų. Tai tokie reikalai iš manęs, grįžtu prie veiklos, dalinsiuosi, darysiu įrašus, užsiimsiu aktyviau, nes atsiranda daugiau laiko, kas liečia tautos valdžios judėjimą. Sekit mane ir ačiū, kad klausėtės, ačiū, kad esate, ačiū, kad suprantate, palaikote idėją. Iki kitų kartų.